Sveikos mano gražuolytos ir mano gražuoliukai. Papuošaliukas ne per vidurį. Kągi aš veikiu. Šiandien yra buitekinis video, visiškai buitekinis. Aš dabar gaminu mišrainės. To jums parodysiu. Pritarkavau morkų, du tokius didelius. Anytėlė man parūpina morkų, tai galvoju, kad pats laikas jas ir sunaudoti, nes po to išdžiūs dar man kulieša. Už manęs bardakas didžiausias. Čia po teliku matote baldą, kuri man vyras susuko, bet dar niekaip neišneša iš šito kambario. Ir jau sekėjus klausia, kas pas jūs yra po teliku, kas per naujas interjeras. Nu, manau, kad pas visus būna taip, kad baldas kol nukeliauja ten, kur turi būti, kartais pastovi ten, kur neturi būti. Tai ką, pagalvojau, kad seniai bedariau jums kažkokį buitinį video. Tai šiandien gaminu maistą keletą dienų ir tiesiog nusprendžiau papasakoti jums, kągi gaminu, kaipgi viskas vyksta ir taip toliau. Šiandien plane yra šitą mišrainę. Jie aš dėsiu majonezo ir česnako. Geriau būtų dėti, aišku, alyvuogių aliejų, bet man yra neskanu. Ir vyrui irgi. O su majonezu tikrai susivalgom. Dar išvyriau grikių ir kepsiu grilinėje, naminėje grilinėje. Norėjau sakyti štieną, kepsiu lašišą. Dar čia gurkšnoju gėrimą. Ir jeigu liks jėgų, pagaminsiu ryžius su kepinta vištiena ir dar ten bus eis cukinija ir kas dar? Ir eis paprika. Ja. Kažkaip praeitą savaitę dariau tokį apkepėlį, paprika su cukinija, tiesiog apkepinau ant kokoso aliejus, ant keptuvės, nu toks aromatas, taip skanu buvo. Nes akivaizdu, tikriausiai dauguma iš mūsų šiuo laikotarpiu turi nemažai cukinijų. Man irgi anytėlė parūpino, tai aš tas cukinijas noriu sugaminti, nenoriu jų išmesti. Gurkšnoju citriną su medumi, jau nieko nesimato. Man kažkokia bacila liktai skimba, bacila ir viskas. Ir nežinau, ką čia su savim padaryti. Nežinau, ar peršalau, nes šokom su draugiam iki 4 ryto lauke. Kaime tūsinom. Tai buvo proga. Tai gal peršalau, arba dabar keliauja. Nu, bet muzinas buvo užsikrėtęs kažkoks virusas. Skauda gerklę. Ir kaulus laužo ir taip toliau. Lik ir sūnui mano buvo apsigydėm. Tai nebent aš iš jų užsikrečiau ir mano toks pavėluotas, tai pagulinėjau, visą tokią paglamžytą, atsikėliau, galvoju, ne, vakaras atėjo, pats laikas kažką pagaminti. Na ką, privaliau štai tiek česnako, jau užsidėjau piršnes, nes labai smirsta rankos, nusidažo nagai, gaminant, tai jau pats tas. Labai nemėgstu pati spaudinėti česnaką į maistą, nes man neužtenka jėgų. Nu, žodžiu, iš pykčio čia išspaudžiau tik daina, tą, žinot, tuos česnakus. Paskambino muzinos. Nu ir ką jisai, nu kiek valandų turime dabar? 8 vakaro. Vakar kalbėjom, kad iki 7 jis būtų namuose. Kad jau viskas, jau man, jau kraujuoju. Kas nežinot, čia viešam turinėje aš gal per daug ir nesibėdavojus esu ir nepasakojus, kad muzinas prieš kurį laiką, nu jau prieš ilgesnį laiką turbūt yra pradėjęs savo verslą ir jis labai daug dirba. Jis labai daug dirba ir kartais jau tie kiekiai yra neįmanomi. Jisai matyt susiruošęs uždirbti visus pasaulio pinigus, kas yra turbūt neįmanoma, ar ne? Ir kai aš sakau, kad jis turi pabūti su šeima, jis sako, kad jisgi dėl bendrų tikslų stengiasi, kad čia nėra, kad jis tik dėl savęs stengiasi ir taip toliau. Ir kad aš turėčiau jį suprasti, nes kai aš savo verslą įsukinėjau, tai aš dirbau 7 dienas per savaitę ir jis mane suprato ir leido ir buvo irgi bendrų tikslų ir žodžiu. Nu tai va, tai aš vienokas su labai pikta. Nu šią savaitę ypatingai papiktinta, nes aš jau kentėjau, čia visą vasarą kentėjau. Visą vasarą aš kentėjau, o dabar jau viskas parėjo. Jau per šią savaitę šitą reikalą arba aš tvarkau, arba nežinau. Sako, tai supras, pas mane projektus reikia pabaigti, aš sakau, jie palauks tie projektai. Jeigu jie natūraliu būdu nesibaigia natūraliai, tai per kraują man jų baiginėti nereikia. Nu nereikia tikrai. Tai va, tai sakysit jau santuoka braška, aš žinau, ką heiteriai man čia rašys, jau žinau. Nu, man
nesupykdyti, žinot, aš labai kantri, tikrai, aš labai kantri, aš labai išlaukiu, visą vasarą laukiau, net ne vasarą, turbūt, tas prasidėjo realiai nuo kokio vasario kovo prasidėjo. Ir iki šiol kenčiu suspaudus dantis, bet jau viskas, kantrybė baigėsi. Sakysit, santuoka braška. Taip ir pavadinsim šitą video. Santuoka braška. O, negaliu. Na taip, mes kiekviena moteris, matyt, turim savų tokių dalykų, o man dalykai yra tokie, kad aš turiu būti su šeima, ar ne? Nes, jeigu tam tikras laikotarpis toks gyvenime reikalingas, tai taip, bet jau viskas. Aš noriu, kad tas laikotarpis pagaliau pasibaigtų, nes jau man kantrybė nepalaiko. Jau česnakas išsispaudė tik daina, žinokit, o taip tai norėjau sakyti, kad pačiai nemėgstu spaust, nes jeigu čia labai stipriai reikia spaust, tada. Susitarkavau aš tas morkas, žinokite, per kombainą, pati netarkavau su rankom ir tada greitai, ir tada norisi tas tokias mišrainytės gaminti dėl to, kad greitai susitarkuoja. Jeigu reikėtų su rankom 100 metų, nesijimčiau. Apskritai jau toks rugpjūčio pabaiga, bet toks jausmas, kad ruduo, garinai ruduo, šalta lauke, jau viskas, jau. Nors penktadienį mačiau, bus iki 26 ar 27, tai aš nesuprantu tų visų, žinot, dalykų. Nesuprantu. Na, žodžiu, tos mišrainės, tai čia pagaminau nemažai, bet manau, kad morkos yra sveika, ar net termiškai neapdorotos, iš ekologiško mamos ūkelio. Mūsų mamos. Tai manau, kad reikia valgyti tos morkas, vis tiek tai yra tai, kas užauga mūsų laukuose, tai mums tas ir yra sveikiausia. Kas negirdėjo tokio dalyko, kad mūsų organizmas geriausiai pasisavina maistinės savybės būtent iš to, kas pas mus natūraliai auga, ar ne? Tai yra geriausia mūsų organizmui. Geriausia. Tai va, nes logiška, tai ir šviežiausia yra, ir visaka. Tai mišrainė, žodžiu, gaminasi. Pas mane mažais kiekiais neišeina, dėl to, kad aš gaminu keletą dienų. Tai tada tas kiekis didesnis. Tikiuosi įkalbėsiu ir sūnų valgyti. Būna, kad dėl česnako jisai kažko nenori valgyti. Aš visiems aiškinu, kad česnakai yra labai labai sveika mūsų organizmui. Jūs irgi valgyti. Tokius, du padariau. Taip. Na ką, kitaip jūsų įmontuoti neišeina, tik taip. Nėra man čia lengva per kamerą viską dėti. Tai aš pasiruošiau, matote, popierių ir ant jo tiesiog to popieriaus dedu lašišą, o tai va gabaliukais. Grilius kepa iš abiejų pusių, tai užtenka kokių 5 minutėlių realiai. Dar taip pastumiu, kad iki pat galo būna, kad ir visas gabalas telpa man. Žiūrėsime, kaip čia bus šiandien. Gal ir tilps, o gal ir ne. Liko 2 gabaliukai. Vienas va toksai va. Kažkaip taip čia jį įmontuosiu gal. Taip nervina, kad tas popierius griūna taip. Nu nieko va. Va viskas tilpo. Pavežam šiek tiek atgal. Ir uždarome. Su popieriumi grilis taip neišsipurvina. Nesimato. Nežinau, kurio kampu čia filmuot, kad ir maistas ir aš matyčiausi. Netelpu vis netelpu čia. Žinot, spintelės eina, tai dėl to neina visiškai taip jau 100% kad įsitalpintume. Ir nusipjausčiau vištieną gabaliukais. Dabar aš ją apkepinsiu. Po to tikrai apkepinsiu daržoves, išvirsiu ryžių. Aš nežinau, ar miksuosiu viską su ryžiais, o gal dar ir nemiksuosiu. Nes jeigu tarkim, vaikams nepatiktų, tai jie galėtų valgyti vien ryžius arba vištieną tiesiog be daržovių arba daržovės vien tik, kaip kam patinka, ne? Žiūrėsiu, ar miksuosiu, ar dar nemiksuosiu. Tai dabar apkepinom tokios stipresnės ugnies ir pjaustysiu daržovės. Pusiau gaminu su jumis kalbu, pusiau klausausi video, žiūrėjau video, kartais pažiūriu kokią moteriškę, vadinasi, mato Anna's Life. Ji gyvena Amerikoje, bet šiaip rusų kalba ten visas jos kontentas. Ir šiaip graži labai tokia moteris yra, man pavyzdžiui. Ir jos kaip tik paklausė sekėjos, kodėl jinai dažosi ir vat ką tai jai reiškia, kaip jinai motyvuojasi tam, kad puoštis apskritai ir panašiai.
Tai jie atsakė, kad viską daro dėl savęs. Ui! Tai visą laiką mano labai jautri kaip lentim. Labai jautri. Tik padėk, ką nors ne ten jau jinai keikis. Nusibodo jau man. Tai žodžiu. Ir ji pasakė tokį vat dalyką, kuris man labai surezonavo, kad ji viską daro dėl savęs. Viską, kas susijęs su veido, operacijom, ten nežinau ką, viską, kad daro dėl savęs, kad jaustis gerai. Dėl to ten, kaip jūs sakėjai, jie pavadino egoistę, jinai sako, tebūnė aš egoistė, bet, sako, visada pasidaro ir makiažą. Kad ir ten nedaug, bet vis tiek pasidažo tam, kad atrodyti tvarkingai. Ir jai tai yra tarsi dienos pradžia, tarsi ritualas, toks, žinot, dėl savęs, ar ne? Ir aš irgi tą patį jaučiu, kad aš viską darau dėl savęs, kad tarkim pasidažyti ryte, man yra kaip nusiprausti, toks ritualas dėl savęs, aš jaučiuosi lyg aš švari, tvarkinga, pradedu dieną. Bet toks yra tas jausmas, tai nėra taip, kad aš tam noriu atrodyti tuom, kom nesu, ar ten panašiai. Tai yra tiesiog ritualas dėl savęs ir tada ramiai kažkaip gali pradėti dieną. Nežinau, gal tai įprotis, gal kažką, bet man tai patinka. Na ką, čia kepa mano daržovės, čia jau vištiena iškepta, čia ryžiukai verda. Nu va, jau va tiek reikalų. Šiša čia iškepusi guli ir laukia, kol aš sudėsiu į dėžutės. Tai šitam bardakinė jau ir muzinas grįžęs man padeda. Kai pamačiau muziną, tai jau pyktis šiek tiek dingo. Nes tai buvau pikta. Pažiūrėkit, koks, aš va šito negaliu pakęsti po gaminimo, aš negaliu pakęsti, aš prigaminau tikrai labai daug maisto, bet dabar viską tą sutvarkyti, šitą javalyną. Gerai, kad jis man dar padeda, aš nežinau, iš kur pas jį tiek jėgų, visą dieną dirbus ir dar jis man padeda čia išsikrauti. Grikėlį. Visą dieną, šiandien yra kiek? 8 diena. 8 diena darbo be pertraukų. Čia kažkaip man klausiau, kaip savaitgalis. Sako trumpas. Sakau, aš tai dirbu. Sako, tu iš jų savaitgalį neturėjai. Na ką, šiaip ne taip išploviau ten tos indus rankom, nes indaplovė užimta. Tai va, tai dabar išpakuosiu siunteles, kurias gavau. Vienoj žinau praktiškai, kas yra, o kitoj nežinau. Tai va, visai patinka gauti siuntas, kur nežinau, nuo ko yra ir kaip yra. Bet čia iš to influencinimo laikų dar, kai dar siuntė kažką, šiaip kaip PR tipo siuntinuką, kur reikia parodyti, pareklamuoti. Tokių jau labai nedaug neturiu, nes iš tikrųjų, kaip matote, reklamom nedaug ir užsiemu. Aišku, jeigu būtų labai superinis kažkoks pasiūlymas, tai tikėtina suteikčiau, bet tokių kažkokių šunikiukais tai neužsiemu. Va čia vat nusipirkau, ne reklama. Natūralus dezodorantas. Jis yra fainas tom, kad pasitepus pažastis visą dieną tikrai nepramuša joks prakaito kvapas. Iš viso nepramuša. Bet ir jis yra be aliuminio ir be visų kenksmingų komponentų. O bet tačiau yra vienas nepatogumas, kad jis yra va tokiam indelė, net muzinas čia atsisuko pažiūrėti. Nu ir va taip jis atrodo. Čia kažkoks kvapas Orange and Bergamot. Nu, nestiprus kvapas, va taip atrodo, tai realiai aš va taip su nagu paimu, tada čia teptelnu ir ištepu pažastį, bet kiekvieną kartą reikia plauti rankas. Tai labai nemalonu taip palikti ant rankų, nes ten tokia kaip plėvelė susidaro, bet kol kas rinkoje nieko geresnio negu šitie dezodorantai aš nesu išbandžiusi. Dėl to šitas bekvapis iš viso, Coconut and Shea visiškai neturi kvapą, sakyčiau. Tai va, tokius vadų nusipirkau, kainuoja vienas apie 20 eurų. Realiai, kaip už dezodorantą nėra pigu ir dar turint omeny, kad pačiai reikia užsitepti ir dar išsiplauti rankas. Tai aš visą laiką laikau tualete arba vonioje ir kai nusiprausiu, iškart pasitepu ir iškart išsiplaunu rankas. Bet mielas papirukas rūžavas viduje. Kaip gaila, kad po vieno tokio ir išmetam. Gerai, sekantis siuntinukas, kur aš nežinau, kas ten yra. Love By, čia kažkoks naujas brandas. Siunčiame jums Batiste Sensitive sausų šampūnus. Jų galite rasti ir Eurokos parduotuvėse. Čia, Batiste. Šitą aš mėgstu. O, šito nesu Sensitive Scalp. Tai žodžiu, jeigu jūsų skalpas labai jautrus, tai
be kvepalų 0%, bet kad sudėtis 100% natūralus ar 90 kažkiek. Dry shampoo, true exotic coconut. Oi, biški šitas taip įvyko, bet čia nieko tokio. Aš dažniausiai išmetu kamštelius iš karto. Nesuprantu, kam kiekvieną kartą, kai nori panaudoti, va taip daryti ir va taip daryti. Aš tiesiog jos atsidarau ir atidarytus laikau ir kai reikia išimu iš stalčiaus ir papurškiu. Šiaip tai visus šampūnus labai mėgstu. Tikrai su mano plaukais, kai jie yra va tokio ilgio ir didžiulio kiekio, juos plauti kas antrą dieną yra didžiulė prabanga laiko prasme, priemonių prasme ir apskritai visokiom prasmėm jų išsaugojimo irgi. Aš džiovindama plaukus iš tikrųjų pakeliu šiek tiek nuo šaknų, tas ir matosi, jie šiek tiek pakilę nuo šaknų, pakeliu būtent šitą zoną ir galą, papurškiu tokį priemonę, kuri padeda pastandinti plauką ir atkelti nuo šaknų, tą darau su šukom ir po to su džiovintuvu padžiovinu, tai jie man čia taip nesukrenta greitai ir nesusirabaluoja. Ir tada gelbėjosi irgi sausais šampūnais ir taip pratempiu, kad galvą plaunu maždaug 2 kartus per savaitę, kas yra pakankama mano plaukams ir va taip gyvenu, tai čia tropical tiesiog ir jisai nedžiovina, kaip pasakyti, nedžiovina. Nesausina plaukų ir tiesiog be sausinimo atgaivina. Bandysim šitas turbūt naujienas, nes aš jų nesu bandžiusi. Ir dar mažiukas. Irgi sensitive scalp, patogu kelionėms pasiemi ir turi. Tai kadangi jau turiu kelioninį sausą šampūną, tai reikia planuotis kokias nors keliones. Iš tikrųjų, norėčiau labai kokią kelionę. Norėčiau, please, padovanokit kas nors, sušelpkit. Šitą reklamą tikrai priimčiau. Galiu pauostyti. Nepamirškit, kai sausą šampūną, tai jo reikia suplakti stipriai prieš naudojimą. Oi, kaip maloniai kvepia saldžiai. Jau taip ir norisi pasipirkšti. Žodžiu. Šitas biškė nesidaro, bet nieko tokio aš nepykstu, nesakau, aš išmetu tos kamštukus visiškai. Tai tokie mano siuntinukai. Tai ačiū už tos batestus, tai yra dovana ir aš būtinai išbandysiu ir parodysiu per savo Instagramą, nes man patinka šitas brandas, apskritai patinka tai, kad Batistas pradėjo kurti savo produkciją 90% natūralių ingredientų. Reiškia, jie naudoja ryžių miltus, avižų, nežinau kokius dar benaudoja savo produkcijai ir tai yra labai faina, kad mes galime purkšti ant savo odos kažką natūralesnio, o ne cheminės kažkokias sudėtis. Tai dėl to, kaip kitos sako, oi, kenkia sausas šampūnas ten saviems plaukams, nieko jis nekenkia, aš daug metų naudoju netgi seniau, negu jis atsirado apskritai kaip toks produktas Lietuvoje, nes mano sesė gyvena UK ir ten nuo senovės yra sausas šampūnas ir prisimenu, man pirmą kartą, kai atvežė, sako, čia kai bus nešvarus plaukai, pasipurški ir nereikia plauti. Aš tokia sėdžiu, tipo, negaliu patikėti, po to pabandžiau, galvoju, fainas dalykėlis. Ir pas mus dar tokių dalykų nepardavinėjau, jau tada aš pradėjau po biškį naudoti ir nieko mano plaukams tikrai nenutiko. Svarbiausia yra nepiknaudžiauti, ar ne, logika. Kad jeigu tu pasipurškiai vieną dieną, antrą dieną pasipurškiai, tai jau trečią, tai jau plauk galvą, ar ne, o ne 2 savaitės puršti sausus šampūnų ir neplauti tos galvos. Tai žinoma, kad skalpas apsiterš jums, jeigu jūs ilgą laiką neplausite galvos, o naudositės tik tais milteliais. Tai yra toks laikinas sprendimas dienai, maksimum 2, bet tikrai labai rekomenduoju. Ypatingai toms, kam labai greitai riebaluojasi plaukai, nes tikrai jų plovimas kasdienis nėra irgi geras dalykas mūsų plaukui čia per visą ilgį, nes mes jį mechaniškai veikiam, trinam, džiovinam, šukuojam ir taip toliau. Tai jeigu pataupysite galvos plovimu, tai manau, kad ir plaukai šiek tiek pasitaupo. Mano kai kurios klientės sako, ne, aš privalau kiekvieną dieną plauti, taip toliau, ir aš jas įkalbinėju, nes, tarkim, anatominės juostos laikosi prasčiau, jeigu trumpiau tiesiog išsilaikymas yra, jeigu mes kasdieną plauname galvą, nes kiekvieną dieną tas lipšnumas yra veikiamas šampūno ir nuolat plaunamas tas lipšnumas. Tai dėl to aš jom visada sakau, kad galite plauti kas antrą, bet pasistengkite tą antrą dieną tiesiog pasinaudoti sausą šampūną. Tai tos, kurios pabandė, priprato, sako, o ačiū, nes sutaupau tikrai laiko ir neplaunu tiek daug kartų. Tai įsivaizduokit, galima 7 kartų per savaitę plauti arba 3-4 kartų. Na, tai yra skirtumas didžiulis. Tai per metus, jeigu 300, kiek ten 5-6 dienas per metus yra? 300 kažkiek, tarkim 300 PM kaip pavyzdys, tai jūs galite plauti 300 PM kartų, tarkim, arba per pus mažiau, 170. Ir kaip jums
170 kartų sutaupimo kalbos, plovimo, šampūno, elektros, vandens, ten whatever. Aš manau, kad tai gaunasi apvali sumelė, kad per metus ir peruką galėtumėt nusipirkti papildomą turbūt iš tų pinigų realiai. Bet tai visų pirma yra dėl plauko. Plauko sveikatos, ar ne? Vieni eina už tai, kad reikia kuo dažniau plauti, kad skalpas būtų švarus, neužtiteštų jokiais būdais. Čia tie, kur apie nori parduoti skrabus ten ir visą ką. O tie, kur domisi iš tikrųjų plauko sveikata, sako, kad tie visi skrabai irgi negalima skrabintos odos per daug, per dažnai, čia retkarčiais galima giliai valyti plauką, ar ne, o reikia jį ir pasaugoti kartais, kad ir kaip bebūtų, ten tie džiovintuvai firminiai ir visą ką, tai vis tiek yra mechaninis plauko veikimas iš išorės ir gali ir išsausinti, ir palūžinėti tas galas, nu, žodžiu. Tai va, tai tiek pliurpalų šiandienai, jau pasidarė labai vėlu, tai ačiū, kad žiūrėjote šį mano video, tikiuosi jis jums patiko ir iki sekančių susitikimų.